Lietuvos kriminalinės policijos biuras šią savaitę surengė plataus masto operaciją prieš cigarečių kontrabandos tinklą naudojusi meteorologinius balionus. Operacijos metu sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Tai 10 policininkų ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojai. Tarp sulaikytojų ir Šalčininkų savivaldybės darbuotojas, kaip šiandien sakė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Nuoseklių, kryptingų ir tęstinių veiksmų dalis ir nukreipta, kaip sakiau, prieš organizuotas grupės, ciniškai veikiančias prie Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir, žinoma, keliančius pavojų ir grėsmę civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai ir taip pat šita dalis buvo nukreipta prieš korupcinius reiškinius, korupcinės nusikalstamas veikas ir su to susijusius asmenis. Tai viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys ir 13 iš sulaikytojų yra ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Pareigūnai įtariami teikia tarnybinę informaciją kontrabandininkams. Tyrimo duomenimis grupuotės kontrabandinės cigaretės gabeno iš Baltarusijos meteorologiniais balionais aprūpintais GPS siųstuvais. Nusikaltėliai sekdavo balionų nusileidimo vietas, surinkdavo krovinį ir jį realizuodavo Lietuvoje. Operacijos metu, kaip sakė generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, buvo rasti termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radio stotelės, daugybė SIM kortelių, veido kaukės, pakavimo priemonės kontrabandinių cigarečių ir šių operacijų metu iš viso buvo atliktos 74 kratos. Kratuose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų. Veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sako, kad grupuotės veikia itin organizuotai ir konspiratyviai. Pasak jo, kontrabandininkų veikla kėlė grėsmę civilinei aviacijai, visuomenės saugumui ir valstybės interesams. Taip, 10 policijos pareigūnų. Tai ką noriu akcentuoti, kad tai nėra sisteminė problema, tai yra labiau lokali problema, nes didžioji dauguma sulaikytų pareigūnų, tai yra 8, yra iš Šalčininkų rajono policijos komisariato, kiti iš kitų Vilniaus apskrities policijos komisariato padalinių, likę 2. Tyrime dalyvavo daugiau nei 100 pareigūnų, atliktos 74 kratos. Šiuo metu byloje yra 49 įtariamieji, o areštuoto turto vertė viršija 4 milijonus eurų. Tai nėra galutinė įtariamųjų veiksmų kvalifikacija. Generalinė prokuratūra pranešė, kad kai kuriems įtariamiesiems pareikšti kaltinimai ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Pasak generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos. Reiktų suprasti taip, kaip ir skamba straipsnio pavadinimas. Jeigu vykdydami konkrečias nusikalstamas veikas asmenys veikia taip, kad tas jų veikimas atitinka kitų priešiškų valstybių interesus, tai galima jų veiką kvalifikuoti ne tik per kontrabandos straipsnį, bet ir pagal šį straipsnį. Prokurorų teigimu, kontrabandiniai balionai trikdė oro uostų darbą ir atitiko priešiškų valstybių interesus. Tai be abejo, tai tiesiogiai susijęs su tuo, kad jų veika, kuri mūsų turbūt ir jūsų supratimu yra tiesiogiai susijusi su kaimyninės valstybės politika, jinai yra kenkianti ne tik tai ekonominiai situacijai Lietuvos, bet ir nacionaliniam saugumui. Pastaraisiais metais tokie skrydžiai ne kartą buvo vertinami kaip galimos hibridinės atakos elementas. Tai yra pradėtas praeitais metais, jis yra tęstinis, jame tiesiog buvo daromi sulaikymai šią savaitę, tęsiant tyrimo veiksmus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad po šios operacijos bus analizuojama, kodėl dalis pareigūnų įsitraukė nusikalstamą veiklą. Ministras teigia, kad bus kalbamasi su policijos ir pasieniečių vadovais dėl prevencijos priemonių stiprinimo. Jo žodžiais tai yra skaudi, bet labai svarbi sėkmė kovoje su kontrabandos tinklais Pasnio regione. Kaip sakė vyriausias prokuroras Martynas Jovaiša. Operacija buvo suplanuota kaip viena, bet reiktų akcentuoti, kad vykdyta 2 ikiteisminių tyrimų rėmuose. Apie vieną ikiteisminį tyrimą buvo informuota anksčiau, buvo nemažai asmenų jau sulaikyta gruodžio mėnesį. Čia yra
tęsinys šio ikiteisminio tyrimo. Būtent šiame ikiteisminėme tyrime yra sulaikyti kolegos minėti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. 8 pareigūnai dirba Šalčininkų rajono policijos komisariate, 2 iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato ir 3 FSAT pareigūnai. Veikla buvo vykdoma Pietų Lietuvos regione. Bet kalba eina apie iš esmės kitą nusikalstamą susivienimą, įtariamai nusikalstamą susivienimą, kuris bazuojasi daugiau Alytaus, Varėnos rajonuose, ne Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose. Sakė prokuroras Martynas Jovaiša.